Na ką, gerbimieji, jau mes turim lektorius lapkričio 15 dieną. Noriu tiesiog jūs pakviesti į tikrai neeilinį tokį galbūt seminarą, kuriame dalyvaus Sodros atstovas Evaldas, kuris papasakos apie taškus, apie anuitetus, kaip skaičiuojamos tos mūsų pensijos. Taip pat dalyvaus Dalia iš privačių fondų ir irgi padėsim susidėlioti pliusus minusus, kur galėsit lengviau apsispręsti, taip ar verta ar neverta likti antroje pakopoje, gal pasirinkti kažkokias kitas alternatyvas. Taip pat pakvietėm profesorį Jasinavičių, kaip sakom, vienas turtingiausių pensininkų, kuris gali savo gyvenime daug ką leisti. Tai, manau, kad jisai tikrai gerai žino, ką gyvenime turim padaryti teisingai, kad irgi gyventumėm tokį finansiškai turtingą ir ramų gyvenimą. Na ir ką, dalis su mūsų apie pensijos reformą, turim antrą dalį, bet kadangi tai yra mūsų FIKVOS bendruomenės konferencija, tai žinoma bus daug FIKVOS narių ir antroji daly galės dalyvauti tik FIKVOS nariai. Tai mielai kviečiu ir jūs. Tai jeigu norėsite irgi tapti mūsų bendruomenės nariais, tai pasižiūrėkit fikva.lt, ten galite irgi tapti pradžiai FIKVA kandidatais į narius su Tomu, kur galėsit užduoti savo klausimus ir pasikalbėti iš tikrųjų apie tas naujoves, kurios laukia mūsų kitais metais. Taip kad mielai kviečiu jūs lapkričio 15 dieną, pasižiūrėkit daugiau apie renginį www.tavopensija.lt. Žinios dar ne viskas, jas reikia panaudoti, tai labai tikiuosi, kad tai yra žmonės praktikai, padės jums tiesiog priimti teisingus sprendimus. Nes kalbam apie turbūt dešimtis, o gal netgi 100 tūkstančių, taip? Tai yra ir pensijos, ir mokesčių permokos, ir kiti dalykai. Tai lauksiu jūsų mūsų renginėje. Iki.